yra tokia relatyviai nauja sritis, labai populiarėjanti, tai yra mikroorganizmų produktai arba jų komponentai, kurie teikia sveikatos naudą šeimininkui. Postbiotikai nėra mikrobiotos maistas, bet jie keičia mūsų biotos ekosistemą ir funkcijas netiesiogiai, slopindami patogenus, skatindami komensalų dominavimą ir moduliuodami imuninę aplinką. Todėl klinikinės situacijos, kada jie galėtų praversti ir sustiprinti, pagerinti, pagreitinti biotos atsistatymą, galėtų būti po antibiotikų kursų, kai yra dirgliosios žarnos sindromas. Į jų beje kartais yra dedama į mišinukus kūdikiam, vyresnio amžiaus pacientam, imunosupresuotėm onkologiniam pacientam, nes postbiotikai jie nėra kenksmingi šitai imunosupresuotų pacientų grupiai. Tai toks irgi jų yra privalumas. Termino postbiotikai populiarėjimas medicininėje literatūroje šioje skaidrėje tiesiog matom kyla tokia labai aiškia progresija į viršų. Ir jeigu detalizuojant, kas yra tie postbiotikai, tai yra šimtai, galbūt ir tūkstančiai pačių įvairiausių medžiagų, tai yra peptidai, tai yra acetatas, propionatas, sviesto rūgštis, šilumos būdu inaktyvuotos bakterijų ląstelės, ląstelių sienelės komponentai, įvairūs enzimai, polisacharidai, vitaminai. Mūsų biota gamina visą tai. Ir postbiotikų poveikiai yra labai platus, sąlyginai juos galima kategorizuoti ir galima būtų paminėti priešuždegiminį poveikį, jie moduliuoja, kaip minėjau, mikrobiotą, turi antioksidacinį poveikį, stiprina žarnyno barjerą. Ir postbiotikų pritaikymas irgi labai platus yra ir dirgliosios žarnos sindromas, kiti virškinimo sutrikimai, net ir metabolinėse ligose bandomi taikyti, esant astmai, įvairiom obstrukciniam plaučių ligom. Jų platus pritaikymas yra ir kitose medicinos srityse, kosmetikoje, odos priežiūroje, net ir gyvulių maitinime.